Pradėkime nuo to, kad daktarė Ann Wigmore, su kuria aš dirbau, jinai nebuvo prieš papildus, ji buvo prieš tam tikrą tipą papildų. Prieš eilę metų aš parašiau knygą apie papildus ir tapau vienu iš rimtų ekspertų Jungtinėse Amerikos valstijose. Knyga vadinasi Plačiai apie papildus. Ann Wigmore mane tikrai būtų supratusi kaip išmintinga lietuvė. Ji kalbėjo apie tam tikrą rūšį papildų. Iš ko tie papildai padaryti? Yra tik taip vadinami vitaminas A, B, C arba E. Žmonės turi suprasti, kad 90% visų papildų yra padaryti iš tų pačių medžiagų, iš ko mes kelius statome. Įstatymai numato, kurie beje įstatymai yra sukurti naftos pramonės. Prieš daug metų tie įstatymai sako, kad galima naudoti žodį natūralus net ir tik tuomet, kai yra 10% realiai natūralių produktų, o 90% gali būti viskas padaryta iš naftos. Kas įvyko mūsų kartos laikotarpiu? Grupė labai sąžiningų žmonių pradėjo gaminti papildus iš pilnos struktūros maisto. Beje, tokių papildų 5., 6., 7. dešimtmetyje nebuvo. Dabar yra apie 10% visų papildų, kurie pagaminti iš pilnos struktūros maisto, ne apdoroto. Mes esam pilnai įsitikinę, kad tokie papildai labai reikalingi. Mes esam išauginę 4 vaikus, mes turim 4 anūkus, kurie buvo 2 metus maitinami krūtimi, bet po to, kai jie pradėjo valgyti normalų maistą, mes jiems davėm papildų. Aš irgi vartoju papildus. Aš vartoju 35 papildus per dieną. Aš vartoju jūros dumblius, žiedadulkes ir kitos pilnos struktūros maisto pagrindų pagamintus papildus. Mes sužinojome labai daug apie fitochemikalus esančius maiste, tokius kaip gliutadionas, kofermentas Q10, alfa-linoleno rūgštį ir kitus. Mes supratome apie fermentų svarbą maiste. Nenaudoti šitų papildų, kurie prailgina jūsų gyvenimą, stiprina jūsų organizmą, stiprina imuninę sistemą. Ir aišku, kad aš dirbu su labai sunkiai sergančiais žmonėmis, aš visada naudoju papildus, nes be šitų produktų žmonės tiesiog nesveiktų.